Sveiki, mėlyjei, čia ir vėl Jurijus Slavas ir šį kartą norėčiau su jumis pakalbėti apie dar vieną dalyką, kuris mano manimu yra labai svarbus, jeigu jūs norite turėti kitokį rezultatą, negu turite dabar. Jeigu jūs norite, pavyzdžiui, turėti daugiau pinigų, negu turite dabar, jeigu jūs norite būti sveikesni, negu esate dabar, labai svarbu yra suvokti skirtumą tarp turinio ir tarp suvokimo. Netgi pasakiau dabar, suvokti skirtumą tarp turinio ir tarp suvokimo. Nes dažnai mes ieškome atsakymų į klausimus, kaip kažką padaryti, kaip kažką tais pasiekti ir ieškome jų įvairiais būdais. Tai yra tiek knygose, tiek seminaruose, tiek internete. Jūs galite rasti tos informacijos ir beje internete jos dabar yra labai daug. Jeigu suvesite Google paieškoj, kaip uždirbti milijoną, rasite patarimų ir kaip per 1 metus, ir kaip per 7 metus, ir skirtingais būdais. Vieni siūlys investuoti į akcijas, kiti siūlys ten verslus kurti ir panašiai ir panašiai. Ir ko gero ir vieni ir kiti jums atrodys skambantis logiškai. Tai yra, kad ir taip tikrai įmanoma ir atrodytų logiškai, žmonės kalba, ir taip įmanoma. Ir lygiai tas pats bus bet kurio kitoje temoje. Jeigu įvesite kaip numesti svorio arba kaip prisiauginti raumenų, bus vėlgi daug skirtingų patarimų ir visi jiems atrodys logiški. Bet kodėl tuomet žmonės, turėdami prieigą prie visos šitos informacijos, turi skirtingus rezultatus? Ir viena iš pirmųjų priežasčių, mano galva, yra tai, kad mūsų suvokimas tos informacijos, kurią mes gauname, yra skirtingas. Ir suvokimas netgi to, kas mums labiau tinka iš tų patarimų, yra irgi skirtingas. Ir tą suvokimą formuoja daug labai skirtingų faktorių. Vienas pagrindinių ir ko gero svarbiausių tai yra mūsų aplinka, kuri įtakoja tai, kaip mes suvokiame informaciją, kaip mes suvokiame netgi viską, kas yra aplink mus. Jeigu, pavyzdžiui, jūs augote ir gyvenate ir bendraujate su žmonėmis, kurių didžioji dalis arba visi yra samdomi darbuotojai ir jie pastoviai minė apie tai, kad verslas yra rizikinga arba kad visi verslininkai yra apgavikai, ten vagys ir panašiai, tai jūsų požiūris į informaciją apie verslą, net jeigu jūs skaitysite knygą, pavyzdžiui, kokią nors, tarkime, Turtingas tėtis ir vargšas tėtis, kur atrodytų logiškai bus išdėstyti tie privalumai, skirtumai, pliusai, skirtingų uždirbimo būdų, tai jums ta informacija bus priimama per jūsų suvokimo prizmę ir natūraliai jūs visiškai kitokias mintis iškart turėsite apie tai. Ir netgi jeigu jums tai atrodys logiška, net jeigu jūs ir pradėsite daryti kažkokius veiksmus, jūs juos darysite iš vidaus kažkur tais ne iki galo stengdamiesi, bijodami, kadangi norėsite save apsaugoti nuo tos rizikos, kuri pasąmoningai jums bus iš karto besisiejanti su verslu. Ir lygiai atvirkščiai, jeigu jūs, pavyzdžiui, esate augę aplinkoje arba bendraujate pagrindė su žmonėmis, kurie yra verslininkai, tuomet jūsų požiūris į verslą ir investavimą bus visiškai kitoks ir informaciją jūs priimsit kitaip ir galimybės matysite kitokias. Ir galiausiai, ko gero, lengviau suvoksite, kas tuomet iš tų investavimo būdų irgi yra tinkantis dalykas jums. Todėl nesvarbu, kurioje sferoje, jeigu norite turėti kitokį rezultatą, negu turite dabar, ir jeigu norite ne tik tais perskaityti kažkokias krūvas patarimų, bet ir suvokti, kurie iš tų patarimų yra tinkami jums ir galiausiai atsirinkti tuos, kuriuos jūs norite daryti ir imtis pilnai tų veiksmų, tuomet verta pagalvoti apie tai, kaip praplėsti tą savo suvokimą, kaip jį padaryti pilnu, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus perskaito kažkokį tai sakinį, kaip ir minėjau, dėl suvokimo mes galime jį skirtingai suprasti. Ir atrodytų būna, pavyzdžiui, žmogus perskaito ir sako, taip, supratau, ką reikia daryti. Ir 2 žmonės, kurie pasako žodį supratau, ką reikia daryti, nueina ir padaro 2 skirtingus dalykus tarpusavį. Visiškai skirtingus ir visiškai skirtingomis kryptimis atrodytų net daro tos veiksmus. Būtent dėl tos priežasties vienas iš geriausių būdų, kaip jūs galite praplėsti savo suvokimą, yra aptarimas ir diskusija. Jeigu kažką perskaitėte, jeigu kažką tais pamatėte, kažkokį tais video medžiagą, filmą, pamoką kažkokį video, arba perskaitėte knygą, arba išgirdote kažkur įdomią mintį, aptarkite ją su kitu žmogumi. Aptarkite, pasidalinkite su juo, kad ir jisai ją išgirstų ir papasakotų, kaip jisai ją suvokia. Tokiu būdu jūs padėsite jam praplėsti jo suvokimą ir praplėsite savai. Antras būdas, kuris gali padėti jums praplėsti jūsų suvokimą, yra klausimai. Pamėginkite rasti kažką, kas užduotų jums klausimus. Arba patys užduokite klausimus kitam žmogui, padėdami praplėsti jo suvokimą. Tai yra tie dalykai, kurie padeda jums gerokai labiau suprasti ir išsigryninti tą informaciją, kurią jūs gavote ir paversti ją ne tiesiog kažkokiu tai krūva informacijos, faktų, skaičių ir panašių dalykų ir patarimų, bet paversti tą informaciją žiniomis, kurias jūs galite po to imti ir naudoti ir versti veiksmais. Ir tuomet, aišku,
pradėjus daryti tos veiksmus, jau turėti tą rezultatą, kurio ir norėjote. Tad mano palinkėjimas šiandienai jums, raskite būdų, kaip jūs galite plėsti savo suvokimą. Geriausias būdas tam yra susikurti aplinką, kur jūs visą laiką turėsite žmonių, kurie klaus jūsų ir turėsite žmonių, kurie diskutuos su jumis ir aptarinės apie tą pačią išgirstą informaciją. Jeigu tokios aplinkos neturite, paieškokite, kur galėtumėte ją rasti. Vienas iš variantų gali būti Starfish Academy mokymai, kuriuose mes visą laiką stengiamės ir suburti tą bendruomenę žmonių, kurie nori tobulėti kartu. Užsukite į svetainę, pasižiūrėkite, kurie mokymai galėtų tikti jums ir pradėkite nuo to. Taigi, aplinka yra tai, kas labiausiai formuoja jūsų suvokimą. Suvokimas yra svarbiau negu turinys. Linkiu jums plėsti jūsų suvokimą ir tą informaciją, kurią gaunate paverčiant žiniomis, imtis veiksmų, kurie ir duos tų rezultatų, kurių jūs norite. Su jumis buvo Jurijus Slavas. Gero vakaro, geros dienos, gero ryto, priklausomai nuo to, kada žiūrėsite šitą video. Iki.